Pasitinkite mūsų sąjungininkus iš Vokietijos. And now we welcome our guests from Germany. Vokietijos Kosmoso kariuomenės orkestras. Orkestras didelį dėmesį skiria ilgametėms tradicijoms, specialiai parašytos muzikinės aranžuotės, įvairiapusiški ansambliai. Tradicinės karinės muzikos išsaugojimas yra vienas svarbiausių kolektyvo tikslų. Orkestrui vadovauja kapitonas Voljakovičius. Orkestras įžygiuoja su maršu Rusijos šlovė. Šį kūrinį 1871 metais parašė Gottfried Fichte. Rusijos šlovė yra vienas populiariausių vokiškų maršų. Pirmą kartą jis suskambo 1898 metais. Maršas vis labiau garsėjo ir galiausiai tapo standartiniu vokiečių karinės muzikos repertuare. Tačiau jis taip pat gerai žinomas ir kitose šalise, pavyzdžiui Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir net Čilėje. The Army Band of Koblenz, the versatile, traditional yet modern German Army Band of Koblenz, takes to the field. The band is led by Captain Holger Kolodziej.